Sveikos merginos, užsukusios į mano kanalą. Aš vardu Gitana, jūs esate Gidis Stitch kanale apie siuvinėjimą. Labai smagu su jumis sveikintis po gero mėnesio. Ir noriu parodyti jums, ką nuveikiau gegužės mėnesį. Vis dėlsiau filmuoti, bet vakar pamačiau Ilonos video, pasižiūrėjau. Prieš tai mačiau Lauros, Monikos, tai galvoju, reikia ir man, bet vis galvoju, kurią čia dieną, gal ištaikysiu, kada mažiukas miegos, gal kas. Bet dabar, žodžiu, nieko aš netaikiau, jisai aplinkui čia vaikštinėja, galit girdėti, kad šneka, žaidžia, gal pabarškins kokiu žaisliuku, žodžiu. Tai vat, o aš tikriausiai labai ilgai nekalbėsiu, kad neužsitęstų video, iš karto eisiu prie reikalo ir rodysiu, kągi nuveikiau. Dar galiu tokį kaip anonsą padaryti, kad bus pirkinukų nemažai, bus pabaigtukai, pradėtukas, ir žinoma mano minėti procesai, ką aš judinau. Manau, šį kartą aš jums parodysiu ir savo papkytės, taip kaip viską aš laikau tos procesus, o greičiausiai muzikytę fone girdit, tai čia mažylio žaislas. Žodžiu, tai nieko aš nedelsiu, jūs gal nelabai klausykit, daugiau žiūrėkit, žodžiu, kažkaip prasisuksim. Tai va, tai laikau savo darbus aš dažniausiai tokiose papkytėse, tokiose, žodžiu. Tai va, tai štai pirmas mano procesiukas, kaip matot, raganaitė, tai gal aš ištrauksiu, parodysiu. Kaip jis atrodys visas. Aš čia magnetuką įsidėjau su adata. Taip, naudoju tą planšetę siūlų, kuri buvo. Viskas čia man joje tinka. Tai žodžiu, ir va, kiek aš turiu. Mėnesio gale turėjau... Tai yra mėnesio pradžioje, gegužę, kai pradėjau aš jį jau judinti, aš turėjau išsiuvinėtas, man atrodo, eglutės. Šitą jau senai buvau išsiuvinėjus pusę, va šitą pabaigiau, jei neklystu. Jeigu rasiu, prisieksiu nuotrauką, kai buvo gegužės pradžioje. Jei nerasiu, tai man atrodo, žinokit, buvo gal nepabaigtos tos eglutės. Ir tada aš jas pabaigiau ir va jau pradėjau mėnulį ir raganaitės batus. Tai va tiek, va taip geriau rodo, nepersišviečia medžiaga. Siuvinėti, žinokit, visai nėra sudėtinga, kai kas prisibijo tikriausiai tos juodos medžiagos, bet žinokit, aišku, gal vakare šiek tiek sunkiau, bet dieną, va tai va pakelia, jeigu dar papačiai yra šviesus pagrindas, žinau, merginos pasideda kokį nors audinį baltą ar tiesiog baltą lapą, kad geriau šviestus ir tu tiesiog pataikai tas skylutes. Tai va, tai tiek. Nežinau, ar dabar birželį čia aš judinsiu, bet apie mano birželio planus šiek tiek gal vėliau papasakosiu. Tai va tiek, rodausi, kiek aš turiu raganaitės. Tai štai, patrauksim truputėlį. Sekantis darbas, kurį aš judinau, tai buvo žaisliukas. Taip, šitas jau buvo pabaigtas mano dar praeitą mėnesį, o gegužę aš padariau štai tiek. Kažkaip buvau užsidegus, galvojau netgi, kad aš jį pabaigsiu visą, bet nežinau, išsiuvinėjau, tada užsimaniau kažką kitą paimti ir šitą tiesiog padėjau. Tai nežinau, gal parodysiu, kaip čia atrodys tos abidvi pusės. Va taip. Tai va, smagu tiek jau turėti. Labai fainai gaunas tie karoliukai. Šiaip, pavyzdžiui, aš iš paveikslėlio, kai pasižiūriu, pasiėmiau, aš jį nusipirkau vien dėl spalvų, man gražios tos spalvos tokios. Bet kažkaip tie karoliukai čia, toj nuotraukui, sakykit, nelabai čia gražiai atsispindi. O realybėj kaip išsisiuvinėjus, pažiūrėkit. Net nepalyginsi su nuotrauka.
O, kaip kalba, irgi pasakoja jums savo istorijas, mažius mano. Tai va, bet jūs gal manęs paklausykit labiau. Žodžiu, tai va taip. Tai tiek tada aš taip per gegužę išsiuvinėjau to žaisliuko. Taip, sekantis, ką aš siuvinėjau. O, čia tai va jau judesys, kuris man labai patinka. Čia yra mano seniai besmegeniai žaisliukai. O, valio, aš jau turiu juos 3 pabaigtus. Pagaliau, čia pirmasis, kurį baigiau kažkada senai, net nežinau datų. Tada man atrodo šitą pabaigiau ir va, per gegužės mėnesį buvo nepabaigta čia, trūko pusinių va čia viršui ir viso bekstičo čia nebuvo. Nu, jeigu irgi rasiu nuotrauką, tai aš prikabinsiu, kaip buvo. Tai žodžiu, man pavyko pabaigti 3 žaisliuką ir pradėti 4. Čia, man atrodo, bus rogėse 2 seniai besmegeniai, gerai pamenu. Aš čia siuvinėju su DMC siūlais, ne Dimensions rinkinys čia pas mane. Čia mano to siuvinėjimo karjeros pradžioje tiesiog naršiau internete, pamačiau schemą, aš net nežinojau, kad čia yra Dimensions kažkoks. Ir žodžiu, buvo ten DMC siūlais visa schema. Tai aš susipirkau siūlus ir pradėjau siuvinėti. Nu tai va, sekasi visai fainai. Ir man atrodo, žinokit, visai ir panašiai gaunasi į tą, kas pagal originalų rinkinį Dimensions siuvinėja. Aišku, dabar kai pagalvoju, tai man norėtųsi irgi su originaliais siūlais bent jau siuvinėti Dimensions. Jeigu ne iš rinkinio, tai bent siūlus susirinkus. Nu, bet ką padarysi, aš jau pradėjau, jau žinokit visko galvoju, jiem turbūt 2 metus siuvinėjau, aš jau galvoju, juos viskas užmėsiu ir aš jų net nebaigsiu. Nu, bet negaliu, pradėjau, nu aš noriu pabaigti. Ir kai pabaigiu va žaisliuką, nu vis, kiekvienas man vis gražesnis, vis toksai, nu, kol nėra bekstičo, tai čia man, žinokit, spalvų plėmai tokie išmėtyti. Bet kai pasidaro bekstičas, nu, aš sakau, Dimensions yra jėga, yra mano nauja meilė, vien dėl to, kad jų ta tokia, kaip pavadinti, siūlų gale, nu, yra wow. Ta prasme, tie dizainai yra taip padaryti, kad tu pradžiai gali pagalvoti, nu, kas čia per, nu, kaip ir aš va su šitais seniukais, galvau, nu, dieve, nu, ta prasme, siuvinėju. Čia plėmas, čia tie kryžiukai išmėtyti, 2 čia, 5 čia, 1 ten, nu ir panašiai. Bet kai užsideda bekstičas, nu ta prasme, matosi tada visas vaizdas ir nu visai kitaip pradedi galvoti. Tai va, žodžiu, labai džiaugiuosi, kad pabaigiau 3 žaisliuką ir pradėjau 4. Jau kartuoju 100 kartų, nu žodžiu. Tai va, tai tada šitą galima jau patraukti irgi į šoniuką. Tikiuosi, man čia nesusimaišys tos visos mano papkytės. Taip, o toliau, ką aš siuvėjau, tai aš jums, žinokit, parodysiu paskutinį savo procesiuką. Čia va yra vienintelis mano procesas, kurį siuvinėju kiekvienam siūlui po atskirą adatą. Ir ant tokio va dubko rūšiuoklės aš susirašiau, čia yra pagal autorinę schemą, Dimensions siūliukais, va tokia čia makalynė, bet labai fainai čia, žinokit, kai reikia kažką išsitraukti, tiesiog va pasiemi, opa, nu, kaip sakyt, nusuki nuo čia, nuo to, labai patogu tą adatą įsikišt. Čia gale mano tokia atsarginė, nes dar turiu tik vieną šitą rūšiuoklę, tai dar va ant tokios. Nu ir ko jis mano mažas rėkia, o čia biški pasipainiojo kažkas. Nu nieko čia atsipainiosim. Nu va. Žodžiu, čia mano meilė aksesuarams įvairiams. Nu va, iš kažkur pamečiau magnetukus. Tikriausiai. Nu žodžiu, paskui susitvarkysim. Taip, kur dabar dėt man tą magnetuką, kad jis man nepasimestų. Va čia. Nu ir aš iš lėto tada traukiu, ką aš čia siuvinėjau. Va dar čia taip kažkaip
Buvo, žinokit, taip, kad aš gegužės gale beveik nesiuvinėjau, tai vat kaip pabaigiau, kaip nutrenkiau, taip ir nutrenkiau su siūlu. Dažniausiai aš kai pabaigiu siuvinėti darbą, stengiuosi užbaigti siūlą, tvarkingai pasidėti adatą, kad, nieks nesimėtytų ir man būtų patogu po to pasimti ir žinočiau, kas nuo kur. Bet ką, reikės gal prisėsti keletą kryžiukų padaryti ir užsibaigti. Bet va, čia mano gražiosios rožytės su ta gražiaja bitute. Kur dar viena bitutė, mačiau jau siuvinėsis kažkur tais va čia ir aš jos laukiu labai, labai, labai. Grožis, man patinka šitas procesas. Aišku, žiauriai, atvirai pasakysiu, užknisa keisti tą siūlą, tik aišku, dėkingai tas, kad aš pasiėmiau kiekvienam siūlui po adatą. Ir yra tikrai greičiau. Tu jeigu, pavyzdžiui, išsiuvinėjai čia vienos spalvos, sakykim, o ta pati spalva eina paskui čia, tai tu netrauki siūlo, bet čia tiesiog nukerpi ir imi kitą spalvą ir šalia siuvinėjai. Aišku, kai kur arti, tai aš ta prasme ir pasiuvinėjau didesnį atstumą, kaip sakant, didesnį spindulėjimo siuvinėjimo ploto. Bet šiaip dažniausiai stengiuosi, ta prasme, pasiėmiau šitą rožytę. Tai aš ir ją siuvinėjau. Jei kažkur yra tų pačių spalvų, kažkur netoli, tai dar išsiuvinėjau keletą kryželių. Ir paskui imu kitą ir vėl, ir va taip užsipildė, čia užsipildė. Ir bepildant šitą plotą, man pasisiuvinėjo ir šiek tiek va čia. Dabar aš jau, man atrodo, šitas dvi rožės visas pasibaigus, planavau backstitchą padaryti joms, bet norėjau dar lapukus šalia va čia žalius išsiuvinėti. Kaip matot, aš jų nepabaigiau. Dėl to ir backstitchas nepadarytas. Bet aš manau, čia toks man vasariškas procesas. Dar mačiau, gėlynė mano rožės pradeda skleistis, tai aš labai norėčiau vien dėl nuotraukos pabaigti tuos žalius kryžiukus, žalias spalvas siuvinėti, padaryti backstitchą ir padaryti fotkę. Fotografuoti labai norėčiau Instagramui. Spigliukų Deivė galit mane rasti Instagrame, ten tikrai yra fainų, gražių fotkių, nuotraukų mano procesų. Kas dar manęs ten neseka, tai užeikit, pasižiūrėsit, pasigrožėsit. Tai va, o aš įdėsiu čia, aišku, šone, kaip buvo prieš tai. Buvo truputį, man atrodo, čia pasiuvinėta. Ir daugiau, kaip ir labai daug nieko nebuvo. Gal šito šiek tiek daugiau žiedo. Tai žodžiu, aš čia nemažai padariau. Tai va, grožis. Tikiuosi, birželį aš išsiuvinėsiu backstitchą ir jau parodysiu jums grožį. Tikrą grožį. Tai va, tai tiek. Tada šitą irgi gal patraukiu aš į šoną. O dabar aš norėsiu jums parodyti, ką čia jums parodyti, galbūt savo pabaigtukus. Taip, ką man pavyko pabaigti. Ir pirmas mano pabaigtukas, tralialia, volia, yra šitas Dimensions drugelis. Oi, kiek buvo planuota jį pabaigti daug anksčiau. Bet kažkaip, nežinau, ruošiaus ir neprisirašiau. Backstitchą aš tikrai mėgstu daryti. Nebuvo tas, kad čia, reikia backstitchą daryti, tai čia padėsiu, gal vėliau ir panašiai. Žodžiu, ne dėl to, tiesiog, nežinau, nenorėjau aš jo imti į rankas ir nenorėjau aš jo pabaiginėti. Tai jis pragulėjo mėnesį pusantro, kiek nejudintas, o paskui paėmiau ir padariau. Aišku, šiek tiek aš ardžiau, nes buvau čia kitaip padariusi. Paprastą backstitchą buvau padarius. Bet paskui aš išsiaiškinau, kaip čia reikia iš tikrųjų. Čia, man atrodo, vadinasi long stitchas ar kaip ten, vienu žodžiu. Eina siūlas, tiek, kiek gijų parašyta. Pavyzdžiui, 3 ar 4 gijos ir tada matosi čia tokia prikabinta su antru siūlu viena gija. Ir čia yra viskas taip daryta. Absoliučiai viskas. Ir čia šitie išraitimai visi. Backstitcho, jei neklystu, gal čia ausiukai backstitchas tik tai. O visa kita yra long stitchas, kur reikėjo 2 siūlais siuvinėti. Faina patirtis. Atvirai pasakius, aš tikėjausi, kad čia to auksinio siūlo labiau matysis. Bet dabar, kaip žiūriu,
Tai jo yra tik tais va šičia va. Va čia aš įsivaizdavau. Nu, aš niekada labai stipriai nesinagrinėju schemos prieš pradedant siuvinėti. Aš tiesiog užmetu akį, o kas man lieka neaišku, aš eigoj pasižiūriu. Nėra taip, kad aš įsistudijuočiau visą schemą ir panašiai. Tai dažniausiai dėl to būna pas mane ir tokių paardymų. Nes kadangi neįsistudijavau, neįsigilinau, būna paskubu, padarau blogai, paskui reikia ardyti ir daryti per naują. Tai aš įsivaizdavau, kad tas auksinis siūliukas eis va šituose visuose išraitimuose. Ir va šitas, va šitie va gražūs tie va raštai, tiek taip kringeliukai vadinami, jie viskas čia blizgės. Tai šiek tiek galiu pasakyti, kad nusivyliau vien dėl to, kad tas auksinis siūliukas, jie to nefokusuoja, eina tik tai va čia va ta. Čia eina, man atrodo, 3 ar 4 gijos ir paskui biški to geltono truputį. Nu ir viskas, aš nežinau, ir jisai, ir man atrodo, aš prikabinau į auksinių siūlų, taip. Nu tai, o aš tikėjus, kad čia viskas žėrės aplinkui tą drugelį. Nu bet vis tiek, nu sakykit jūs, ką norit, dimensions yra dimensions, grožis. Grožis, čia ir iš arti žiūrėti, ir iš toli man gražu, ir visai. Aišku, prancūziški mazgeliai, tai mano tokie, nu, kai kur visai gražus, nu, bet kai kur, nu, va, pažiūrėkit, pavyzdžiui, va čia. Į sveikatytę, mažutė, į sveikatytę. Kur tavo žaisliukai? Viskas gerai. Tai va, žodžiu, va toks vienas mano pabaigtukas. Ir dabar, žinokit, aš jums parodysiu ir pradėtuką, ir pabaigtuką. Štai toks Rijolio paukštukas. Aš jį siuvinėjau iš likučių atiduotų vienos merginos, tiksliau mes darėm mainus. Aš jai savo magnetukų, o ji man savo likučius rinkinių. Tai vat, aišku, čia vilnoniais siūlais turėjo viskas siuvinėtis. Bet pagrindas va šitos va visos rusvos spalvos, jų nebuvo likutyje arba buvo labai lašiukas, mačiau, kad jų neužteks. Tai žinokit, iš akies pati parinkau kažką panašaus, net ne vilnonių siūlų, o tiesiog paprastų, net ne dimensions čia siūlai. O man atrodo, gal kinietiški mano pirkti iš AliExpress ar kažkokie kiti, žodžiu, kas man panašu pasirodė tinka, aš tą ir paėmiau. Ir va, turėjau tokį rėmelį, kur kažkada pirkau už euriuką sendaikčiuose. Čia va taip paprastai tiesiog sutraukiau, dar nieko, gal reikėtų, sakiau, kokį kartoniuką dar čia uždėti, nu, kad nieks nesimakaluotų, čia neirtų. Bet tiesiog va taip. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ta prasme, šitas rėmelis laukia šito darbo. Jis tiesiog laukia. Aš dar pagalvoju, gal man norėtųsi dar va čia va. Ir va čia truputį tų burbuliukų, to sniego, čia tikriausiai sniegas. Sniegetas paukštelis, žiemą aš kaip įsivaizduoju. Norėtųsi gal pasiuvinėt, bet kažkaip, o gal ir ne. Labai padariau gražių nuotraukų ir jau, va dabar, kadangi įdėsiu video, tai ir pasipils mano procesų užbaigtukų nuotraukos Instagrame. Tikrai pafotkinau. Taip fainai ir įdėsiu. Tai va, štai tokie mano 2 pabaigtukai. Šitas ir vieną dieną, man atrodo, jei neklystu, gegužės 9 pabaigiau drugelį, tada gegužės 9 vakare, labai vėlai, prieš 12 tikriausiai, sugalvojau pradėti šitą paukštuką. Ir 10 dieną, kitą dieną vakare ar per pietus aš jį pabaigiau. Nu, ta prasme, čia tikrai nėra daug tų kryžiukų. Čia pusiniai, kas įdomiai, čia pusinukai yra į kitą pusę. Pagal schemą reikia į kitą pusę. Ir žiūrėjau gaila, aš nepasiėmiau rinkinio parodyti, bet į kitą pusę reikia siuvinėti. Tai man tokia buvo įdomi patirtis, šiek tiek pradžiai maišėsi, po to kaip įpranti ir po to, žinokit, kaip paėmiau kitą darbą siuvinėti ir taip galvoju, reikia šalia žiūrėti, kaip čia tie kryželiai eina, kad man nesusimaišyti ir, ta prasme, į šitą pusę jų nesiuvinėti. Tai va, nu labai fainuolis, žinokit, Laura, kas rašė, kad 2 kartus, man atrodo, jinai juos siuvinėjo
šitus paukštukus. Tai žinokit, išsiuvinėčiau ir aš ir antrą, ir trečią kartą tikriausiai. Jeigu, pavyzdžiui, turėčiau dar tokį rėmelį ir sugalvočiau kažkam padovanoti, nu tiesiog į kokią sodybą, va čia tokį rėmelį pasikabinti, nu pasaka, žiauriai gražu. O gal ir tiesiog, kaip sakyt, tokiam šiuolaikiškam tam interjere irgi visai kažkur galima priderinti. Nu kodėlgi ne, nu žiauriai, fainai atrodo. Tai va, tai žinokit, išsiuvinėčiau aš kad ir 5 tokius paukščiukus. Nu labai fainuoliai. Žiauriai, žiauriai. Aš įsivaizdavau, kad čia liaupsių daugiausiai sulauks tas drugelis, bet žinokit, ne, va, gal dėl rėmelio nebūtų įrėmintas, gal kitaip žiūrėtųsi. Nu, žinokit, einu žiūrėt, kažko mano vyras nepatenkintas, zirzė, tai darau mažytę pertraukėlę ir tada susitiksim, aš jums parodysiu savo pirkinukus, nes tik jie ir liko. Daviau mažiukui kukurūzą. Kaip sakyt, kai valgo, tada tylesnis. Nu ir tikiuosi leis iš čia mum pratest. Tai žodžiu, jūs jau matot va čia ekrane vieną iš mano pirkinių. Tai mano labai norėtas Rocky Point. Žiauriai džiaugiuosi. Nežinau, kada aš jį pradėsiu. Visai norėčiau jį pradėti tada, kai pabaigsiu savo mažiukus švyturiukus. Aišku, turiu vieną pabaigus, vieną turiu nusipirkus, jau rodžiau kažkuriam video. Dar reikia 2 nusipirkti, visus 3 išsiuvinėti. Va, ir tada ateis eilė, manau, Rocky Point. Atsišviečia čia lempa, viskas. Žodžiu, tai va. Sekantis mano pirkinukas yra štai šis. Senai irgi mano norėtas. Aš anksčiau, žinokit, tuos Dimensions žiūrėjau, galvoju, nu dieve, brangus, tikrai, gal kažką kitą nusipirksiu. Kaip jau leisdavau savo, sakykim, į mėnesį, 50 eurų, ne? Išleisti siuvinėjimo rinkiniams, arba ten kitą kartą pasilepindavau 100 eurų galiu išleisti. Pirkdavau kažko pigesnio, aišku, medžiaga, siūlai, nu tai žodžiu porą rinkinių, bet kažkokių pigesnių. O dabar galvoju, ne, noriu, tai geriau nusipirksiu vieną, bet tą, ką tikrai noriu. Nu ir pavyko man nusipirkti praeitą mėnesį tikrai ne vieną. Čia, oi, kiek aš savo daug leidau. Tai šį mėnesį tikriausiai nieko savo neleisiu. Čia pusę metų į priekį prisipirkau. Paspoilinu biškį, bet. Tai žodžiu. Vat gražuolis toks. Tada. Čia buvo taip, viena mergina išpardavinėjo Facebooko grupėje siuvinėjimo savo turtą. Tai aš pamačiau, kad biškį mažesnės tos kainos, nu ir galvoju, reikia man paimti. Tai va, pasiėmiau dar iš jos merešką. Mano sandėliukė šito gamintojo rinkinių nėra nei vieno, tai va čia mano pirmasis rinkinukas mereškos, tokios saulėgrąžos su levandom, nu kaip man gražu. Aišku, jisai kokio čia dydžio yra, ar rašo, va, 24,5 ant 5,5. Nu, reikės kantrybės, nes daug vienodų, kaip sakant, tų tokių vietų, va, visa apačia išsiuvinėti vien saulėgrąžų, tada vien levandų, tada va čia kažkas biški įdomiau ir tada, kaip matau, pusinukais dangus. Gražus labai dangus. Tai va, tai reikės kantrybės. Bet keičiasi čia, matau, tos spalvos, tai žalia, tai geltona, tai oranžinė, nu, turėtų būti visai įdomu. Aš žinokit, kuriuos rinkinius turiu, aš juos visus nekantrauju pradėti ir nežinau, kurį imti ir tada nepradedu nei vieną. Tai žodžiu, ir nežinau, bet labai mane pavergė šitie obelų žiedai lanartės. Irgi mano kolekcijoje nėra šito gamintojo rinkinių, čia yra pats pirmasis. Iš vis labai noriu turėti visų gamintojų bent po vieną rinkinį. Tai va, labai tikiuosi, kad įgyvendinsiu šitą savo norą kada nors ir turėsiu bent po vieną rinkinį, bent jau tų populiaresnių gamintojų. Tai va, lanartės. Nu, žiauriai irgi fainutis. Labai norėčiau pradėti, kaip sakau, viską aš norėčiau pradėti, bet nėra tiek laiko, kiek aš ko noriu. Tai va, tai žodžiu, šitas gražuolis, Rocky Point.
patrauksim truputį į šoną, dar iš tos pačios merginos nugvelbiau štai šitus gražuoliukus Dimensions. Nu, fainuoliai žaisliukai. Čia ant plastiko siuvinėjasi, skaidrus plastikas. Čia jų visų man spalvų paletės, tai. Nu, va šitas šiek tiek skiriasi. Gal kad to žydro siūlo yra. Jo, o šiaip tai, nu, tai vos ne ta pati paletė. Tai manau, iš likučių galima bus ir dar kažką išsiuvinėti, nes manau, kad dar nežiūrėjau, bet manau, dar čia toj serijoje tikrai yra dar žaisliukų. Jei neklystu, gal koks senis besmegenis, ar tas kalėdų senis yra, man atrodo. Nu, reikės pasižiūrėti. Aišku, aš jų noriu. Tai va, šitie bus palikti žiemai siuvinėti. Taip, tai čia paliksim. Dar aš pirkau, užsisakiau iš Temų. Viena mergaitė, su kuria susirašinėjom karts nuo karto Instagrame, užsisakė iš Temų, labai greitai ateina, nu tai pabandžiau ir aš. Ir aš pabandžiau, tai va ką aš nusižiūrėjau iš tenai. Tai va, tokie klipsiukai, man atrodo čia bus, o kaip tik aš turiu vieną darbą, pabandysim. Medžiagai prisekt, pažiūrėkit. Va, nu žiauriai fainai, ne? Ir laiko. Va, kad nesimakaluotų, kaip sakant, po ranka, prisisegiai ir sau siuvinėjai. Tai va, ėjo 3 tokie. Tai žodžiu, išbandysim. Nu ką, visai fainai pabandžiau. Va, tai tokie dalykiukai. Tada mano labai daug matyti. Štai tokia čia iš tikrųjų yra siūlams, man atrodo. Bet mačiau, merginos naudoja irgi, jeigu yra kažkoks storesnis. Va taip va, irgi prisekti medžiagą, kad nekristų. Va, nu irgi super laiko. Man labai gražiai atrodo šitie ant apvalių rėmelių. Aš aišku, nu, siuvinėjant man labai svarbu estetika, tas grožis, kaip sakant. Aš nemėgstu prisikrauti belė kokių magnetukų. Aš stengiuosi dažniausiai naudoti pagal temą. Nu, va čia jūrinė tema, švyturys. Tai ir magnetukas, va matot mano koksai. Šitą čia pasidariau pati. Nieko čia, žinokit, ypatinga, persisiunčiu va šitų, kaip sakant, kaip čia pavadinti, ne medalionai stikliniai, čia nežinau, tokie. Jų gali ir po 1, ir po 10 rinkinukų nusipirkti. Ir tiesiog aš prisiklijuoju magnetus. Ir pasidarau pati magnetukus. Tai va. Tikrai gaunasi pigiau negu pirkti atskirai po 1 magnetuką. Ypač čia Lietuvoje iš tinklapių, elektroninių parduotuvių, kuriuose yra. Nu, tai vienas tas magnetukas, mačiau, ir 4 ir 5 eurus kainuoja. Tai va, aš pasidarau pati. Tai va, tai žodžiu, nu va, tokie, tai ėjo va tokie 5. Čia nežinau, neatsimenu aš tų kainų, bet viskas kainavo, man atrodo, gal euras su centais, 2 su centais, max. Nu, už brangiau aš tikrai nepirkau. Tai žodžiu, ir paskui pamačiau va štai tokius dar. Irgi labai faini. Va, čia yra magnetukas, va toksai va. Ten va yra paslėpti magnetukai. Ir va, irgi apima medžiagą. Nėra, ta prasme, nu, prilaiko. Nėra, kad labai jau ten stipriai, bet va dar kas pliusas, gali adatą dar prisimagnetinti. Nereikia papildomo magnetuko iš tikrųjų dėti. Tai va, nu irgi fainai. Sakiau, dar užsisakysiu tokių, nes noriu turėti pagal spalvas. Procesams čia va pritaikiau į šitą žydrą ir baltą, bet norėtųsi dar čia vieną prisekt, kad laikytųsi. Nu va, tai žodžiu, tokie mano pirkinukai. Ai, dar ne viskas. Užsisakiau papkyčių. Ėjo pakuotėje 10 vienetų. Papkytės procesiukams laikyti. Aišku, aš čia, kurias perku čia parduotuvėse, tai jos, nu, nepalyginsi. Yra va standžios kokios, o čia tokios minkštutės. Nu, bet įsidėti, kad nieks neišsimėtytų tau, nu, tai jau kodėlgi ne. Gerai ir toks. Va, tiesiog
įsidėjai, užsisėdėjai ir viskas saugiai guli tau, nu. Tai va, tai sakau, visai nieko, irgi čia porą eurų kainavo, tas 10 patkyčių, nu tai super. Ai, dar va jau matėt, čia matėsi, tai va žirklutės. Aišku, esu užsakinėjusi iš AliExpreso, tai jos man tokios kokybiškesnės. Aš čia kažką dariau, tai netgi biški susilenkė. Bet siūlo kerpa, tai jos gerai. Užsikabinau va tokį savo pačios darytą pakabuką. Tiesiog kutosas, karoliukai. Sakiau, dar reikės pasidaryti. Ir va, man į temą labai tiko čia prie to rodyto proceso. Čia mano procesas, kurį pasiėmiau birželio mėnesį siuvinėjų. Tai va, žodžiu. Žodžiu, va taip. Ir tikriausiai viskas, kas liečia mano pirkinukus. Ir tikriausiai viskas, ką aš norėjau jums šiandien parodyti. Taip, merginos, tai vat. Planai mano kokie birželio mėnesiui. Planai tokie, kad noriu pajudinti keletą procesų, bet pajudinti tikrai daug. Sakykime, yra procesas, kur esu išsiuvinėjusi 8%. Nu tai aš jį norėčiau išsiuvinėti bent iki 30. Nu ta prasme, va tokio noriu judesio, tokio progreso, kad nebūtų pasiuvinėta 1000 kryželių ir viskas. Ne, noriu bent jau 3000. Sakau, kad procentais matytųsi skirtumas, kad buvo 10, o dabar 30, sakykim taip. Tai nežinau, stengsiuos taip ir siuvinėti birželį. Aišku, vasara, kieme veiklos yra, su vaiku veiklos yra, namuose veiklos yra, o noris ir saulytę pasilepinti ir pailsėti. Ir kažkur į kaimą išvažiuoti, o ten kiti darbai, tai aš ten net nesiuvinėju. Žodžiu, nebent bus lietingas oras, o lietaus tikriausiai nesinori, nu nebent augaliukams, tai tada gal daugiau ir siuvinėsiu. Nu bet ką, žiūrėsim, kaip sakant, čia yra hobis, kurio reikia mėgautis, tikrai neketinu savęs spausti, tiesiog mėgausiuos ir siuvinėsiu. Tiesa, dalyvavau bingo, bet išėjau, nes nežinau, nenoriu aš to spaudimo, nenoriu įsipareigojimo. Aišku, ten nieks neverčia ten siuvinėti tiek ar kiek, gali ten 1-2 langelius užpildyti ir viskas. Ta prasme, tu žaidi, tiesiog čia yra žaidimas, kaip nori. Bet, galvoju, o kam geriau aš pasimsiu ir siuvinėsiu tą, ką aš noriu, netitinkant į temą ir niekam niekur neatsiskaitinėjant. Tai tiesiog, be jokių žaidimų, tiesiog tai, kas man patinka, imsiu ir siuvinėsiu. Tai nebekalbu daugiau ir atsisveikinu iki kito video. Ate, mergaitės.